Sveiki visi, atėjo laikas naujai apžvalgai, taigi šiandien mes turim Worksharp firmos tokį gaminuką, kuris vadinasi Precision Adjust. Tai yra galastuvas toksai jau kažką tokio priminančių biškį, gal į profesionalumą bando jie žengti, bet parodysiu tai kaip kas. Jau trupučiuką išbandžiau, kaip sakant, bet yra tokių visokių niuansų, tai apžvelgsim truputį. Reiškia taip, susideda iš tai tokio stendo, pagrindas pakankamai stabilus ir tada įsistato štai toksai viršutinis stovas. Į jį tvirtinasi ant magneto peilio laikiklis, pakankamai tvirtas ir įsideda kreipiančioji ant magneto. Tvirtinasi, išsima, jeigu reikia, tokia pakankamai lengva konstrukcija. Ir čia užsispaudžia peilis. Taigi toj parodysiu principą, o po to papasakosiu truputį gal labiau apie jį. Taigi pradėsime nuo tokio lenktinio mano peiliuko. Taip, atlaisvinamės užspauduką. Ir užspaudžiam. Užspaudžiam tai, kad nejudėtų peilis, liufto nebūtų ir Toliau čia yra toks labai patogus toksai išradimas, sprendimas. Tai yra viename yra 3 akmenukai, nereikia kiekvieną kartą nuimti ir dėti naują. Yra iš karto viename 3, tai yra 320, 800 grubėtumas ir vienas keramikinis, tai čia bus 1000 berods ar 1200. Tai pradedant nuo grubaus, nuo, reiškias, galandimo ašmenų pradžios ir vedam į priešingą pusę. Tada apkeičiam pusės, pliusas tas, kad kampas išlieka tas pats ir tada į kitą pusę vėl vedam. Ir po to keičiam akmenukus į smulkesnį. Yra labai patogus dalykėlis čia paimti. Nedarysiu paties galandimo, nes peilis mano išgalastas. Atbukusių kol kas neturiu, bet principas plius minus aiškus. Ir tiesiog vedžiojat į vieną pusę, į kitą. Tada apkeičiat. Ir dedat kitą. Dabar taip, pats tas tvirtinimas man, atvirai pasakius, taip nelabai patiko, nes pakankamai lengvai išsiima magnetas. Nežinau, gal čia tik modelis papuolė man, bet šitoje vietoje gal yra niuansas. Taigi, su pačiu galandimu viskas aišku. Štai čia mes turime tokią, operatoriau gal biškį arčiau, turime tokią gradaciją, yra kampai. Jie reguliuojasi štai tokiu būdu. Ir reikia pastebėti tik vieną dalyką, kadangi geležtės peilių būna skirtingas, tai į tą kampą, nesakyčiau, kad čia labai tikslus yra, čia tik orientacinis. Apskritai šitą aparatą aš galėčiau palyginti gal su Lansky versija, tai gal visi jau žino, ta raudona tokia dėžutė su akmenukais, ten yra ir stovelis tvirtinimui, nelabai tvirtas, aš savo laiku nuo jo pradėjau, tai galandžiau rankose, tai ten jis toksai, kai tu laikai rankose ir judi ant keliuko, tai taip, yra tų liuftų visokių niuansų, bet jis duodavo šiokį tokį galandį. Tai manau, šį aparatą būtų galima su juo palyginti, kad jis truputį yra geresnis už Lansky. Todėl, kad čia jis duoda didesnį stabilumą. Nesakysiu, kad visiškai stabilus, bet tikrai didesnį. Ir tas kampas ten irgi buvo toks panašus, 3 skylutės sukreipiančiosiam. Tai tu galėjai tik įkišti vieną ir jokių ten judėjimo nebuvo. Čia yra alternatyva, kad jeigu jau nori tiksliau, galima papildomai gauti kampo matoklis, pastatyti jį čia ir jau tada galbūt tikslesnį tą kampą, kaip sakant, pritaikyti. Bet čia jau vėl papildomi dalykai. Taigi, ką galiu pasakyti, plius minus tiek. Išėjusiu šitą, kad nesibaladotų čia. Dabar apie niuansus. Jeigu pastebėjote, laikiklis yra vienas. Pats aš galandau, pavyzdžiui, su staklėmis Kazačiok, jos tokios jau rimtesnės. Tai ten, pavyzdžiui, jau tie užėmimai yra 2. Jeigu mes turime biškį ilgesnį peilį ir mes bandom jį užspausti, tu atlaisvinsim mažiuką ir bandysim užspausti ilgesnį. Dabar žiūrim, plius minus jis jį aišku užspaudžia. Taip čia dar reikėtų pareguliuoti per vidurį, kad stovėtų panašiai. Plius minus jis jį užspaudžia, bet kadangi jau atsiranda svoris, tas aparatas pasidaro nelabai stabilus į vieną į kitą pusę. Ir apribotas yra ilgis galandimo kampuko. Taigi, sakykime, čia yra 12 cm geležtė, mes čia dar pasiekėm. Tai ką aš noriu pasakyti pagrindinį momentą, kad
su šito aparatu būtų galima galąsti peilis, manau, iki kokių maksimum 13 cm. Ilgesni peiliai tik nesigautų to tikslaus tokio galandimo. Pavyzdžiui, paėmiau vieną virtuvinį, čia yra 18 cm ir dar to labiau, kad jis virtuvinis, jis yra daug plonesnis, tada štai čia atsiranda tokie įlinkimai ir tas aparatas, jis duos tą galandimą, bet jau čia bus paspaudimas didesnis, kampas pasikeis ir atsiranda tokių visokių niuansų. Tai iš principo, kaip toksai device'as, jis visai neblogas ir aš jį rekomenduočiau gal pradedantiesiems, kas nenori investuoti ten 200-300 eurų į galandimą, į rimtas staklės, rimtus akmenius, o turėti tokį galastuvėlį, su kuriuo galim pagalandyti peilis iki 12 cm, 13 arba kišeninis, tai gali būti puikus sprendimas, ypač jeigu lyginsim jį su Lansky, bet čia yra vėl mano asmeninė nuomonė, apie Lansky nieko blogo pasakyti nenoriu. Tiesiog jis yra už jį stabilesnis ir toksai, gal šiek tiek rimtesnis, su juo biškutį patogiau dirbti. Tai sakyčiau tiek žinių. Tai toksai šiandien apžvalgoje buvo aparatas. Sprendimus galutinius dėl jo įsigijimo arba neįsigijimo, aišku, reikės daryti jums. O mano nuomonė tokia. Pats aš asmeniškai jį manau, kad jau nelabai naudosiu, nes elektrinis mane puikiai gelbsti, o rimtesniems darbam aš turiu Kazačiok staklės apžvalgą, tai jau yra. O tiem, kas pradeda ir nežino, nuo ko pradėti, manau, tai gali būti puikiai alternatyva. Tai puslapyje Segris.lt yra kainos, aprašymai, ten jeigu kažką domina, galite bandyti ten eiti ir įsigyti, jeigu kažkam įdomu. Perspektyvoje atkeliauja dar vienas aparatas, toks pat, tik tai, kaip čia upgrade'intas kitos kartos, antros serijos, tai jis eina papildomai su ne vienu, o 3 papildomais tokiais priedais, iš karto ant pagaliuko ten bus berods 3 dalykai, iš viso gal 9 akmenės. Ir jis kainuoja biškutį brangiau, tai tikėtina, kad ten bus paties galandimo kokybė geresnė. Bet kai aš jį gausiu, aš jį būtinai apžvelgsiu. Ten, aišku, apžvalga bus daug trumpesnė, nes principė aparatas pagrindas išlieka šitas, tik tai prisideda papildomai tie akmenukai. Tai kągi, šiam momentui tiek žinių. Tikiuosi buvo kažkam naudinga, dėkui labai už kad klausotės, sėkmės visiems, iki.